turiu tęsti šitą būrimą, bet aš jums paaiškinsiu, kaip man sutrukdė, tai aš negalėjau jums tęsti ir turėjau dabar jau tą, ką išdėsčiau, pasakoju. Ką svajojat? Apie meilę, ką svajojat apie laimę? Nebijokit svajoti. Viskas jūsų rankose ateis. Gausit tą, kas jums lemta. Nebijokit, kas suduš, kas išeis. Paleiskit tą žmogų, kuris ne jūsų. Jeigu jūs nori išeiti, palikti jūs, reiškia jis ne jūsų, jis ne jums skirtas. Ir jiems nereikia to žmogaus. Tegul eina jisai, kuris nori. Ateis kažkas naujo, ateis kažkas tai gražaus ir jums skirto. Pirmą kartą su šitom kortom būriu, jos yra vandeniui atsparios, nebijo. Ir čia jūros kortos, čia yra su aštunkojų tokios ypatingos kortos. Ir pentaklių karalius, tai tas, kuris viską gali savo gyvenime, jis valdo, jis yra statuso žmogus. Ar vyras, ar moteris, kas jūs žiūrit, tai įsipildė svajonės apie šeimą, apie gerbūvį, tai sotumas, gera sveikata, pentakliai, tai sveikata, turtas, viskas, kas jums turi didelę reikšmę. Kas ne jūsų turi išeiti, mylėjai, tas, kas ne jūsų turi išeiti, nelaikykit to žmogaus, kuris nori išeiti, palikti. Jis užima tik vietą, į kurią ateis kažkas tai daug geresnio, negu kad jūs dabar turit. Daug kas. Yra santykiai, aš visada už išsaugojimą santykių. Jeigu tik įmanoma, bandykit tuos santykius išsaugoti. Bet jeigu jau neįmanoma nieko, tada paleiskit viską. Paleiskit, tegul išeina ir palikit vietą kažkam tai geram, kas ateina. Nes kortos rodo, kad kažkas keisis gyvenime jums labai. Lygsvara, ateis tas, kas viską išsispręs. Ir pasibaigs kančios, ir pasibaigs tas, kas ne jums skirta. Žvaigždė, svajonė.